Sveiki! Lietuvos aukštųjų mokyklų laukia 100 milijoninė ES parama. Struktūrinių fondų lėšos bus skiriamos universitetų materialinės bazės gerinimui. Iš viso Lietuvos aukštųjų mokyklų infrastruktūros modernizacijai numatyta skirti 300 milijonų litų. Iki 2010 metų pradžios tikimasi paskirstyti 100 milijonų. Anot Švietimo ir mokslo ministerijos atstovų, ES lėšomis finansuojamų projektų naudą tiesiogiai pajus ir studentai, ir dėstytojai. Milijonų daug, bet ir poreikiai dideli. Reikia atnaujinti studijų programas, bet ir ne tik tai, reikia ir studijų sąlygas gerinti. O studijų sąlygos tai ir aplinka, tai laboratorinė įranga, vadovėliai. Taip pat atnaujinama ir įsigijama nauja kompiuterių programinė įranga. Didelis dėmesys bus skirtas technologinės ir informacinės infrastruktūros atnaujinimui. Šiuo metu vyksta nemaži pokyčiai aukštame moksle, galimi atskirų mokyklų jungimaisi, atskirų fakultetų jungimaisi. Todėl ir iškyla tokie uždaviniai, kad galbūt reikia perkelti laboratorijas, o perkeliant reikia ir atnaujinti jas. Aukštosios mokyklos pretenduojančios į 2007-2013 metų ES struktūrinių fondų finansavimą bus atrenkamos pagal griežtus kriterijus. Bus vertinama, ar projektas atitinka aukštojo mokslo reformos principus, ar įsigijama įranga reikšmingai pagerins studijų kokybę. Taip pat bus atsižvelgiama ir universitete rengiamų specialistų poreikį ir konkurencingumą darbo rinkoje. Jau yra pasirašytos sutartys su 4 aukštosiomis mokyklomis už 35 milijonus litų. Pagal patvirtintus projektus Vilniaus dailės akademija ketina steigti dizaino centrą, o Lietuvos kultūros akademija gerinti neįgalių studentų mokymosi sąlygas. Vilniaus Gedimino technikos universitetas numatęs gerinti materialinę bazę aviacijos studentams, o Vilniaus universitetas telechirurgijos rezidentams. Viena dalis yra tai, kad chirurginių specialybių gydytojai rezidentai, jaunieji gydytojai rezidentai galėtų tobulinti savo praktinius įgūdžius, atlikdami juos virtualioj erdvėje. O antroji projekto dalis, kuri jau yra ligoninėje, tai yra vadinama telemedicininė įranga, tai yra operuojama operaciniai, kaip ir visą laiką, ir tam, kad nesigrūstų gydytojai rezidentai arba stebintys operaciją už operatoriaus nugarų, kur ne viskas matyti, yra specialios kameros iš operacinės lempos nukreiptos į operacinį lauką ir vaizdas retransliuojamas į auditoriją ir auditorijoje kitas dėstytojas gali komentuoti visus veiksmus, kuriuos atlieka operatorius. Kitos aukštųjų mokyklų paraiškos yra svarstomos Švietimo ir mokslo ministerijoje. Galutinis jų skaičius paaiškės spalio mėnesį. Pagal patvirtintą planą projektams planuojama skirti dar 55,5 milijonai litų. Šiuo metu Švietimo ir mokslo ministerija yra paskelbusi ir naują konkursą, kuriame aukštosios mokyklos kviečiamos teikti idėjas, leisiančias optimaliai pertvarkyti savo struktūrą ir fakultetus. Tikimasi, kad įgyvendinant aukštųjų mokyklų infrastruktūros projektus 2007-2013 metais studijų materialinė bazė pagerės daugiau nei pusėje visų Lietuvos aukštųjų mokyklų. Šiandien naujienų tiek, iki.